Labadiena, mėly gerbėmieji tėveliai ir visi kiti žiūrovai. Mes vedame reportažą iš Šventosios. Oras dabar normalus, anksčiau lyja, dabar giedra. Pasakė Paulius. Jakubėms. Va taip. Toliau žiūrime, kas vyksta mūsų stovyklos teritorijoje. Mes pasiruošę eiti valgyti. Trupučiuką pamelavau, už pusvalandžio daugiau valgysim. Dabar biškį suvenyrų, kadangi prieš paskutinį diena. Ir va, mes pasiruošę. Oro temperatūra maždaug 18-20. Pačia žmogelis iš Prancūzijos ir visai neblogai jaučiasi. Žiūrėk. Galima jums reportažą, ponas iš Prancūzijos? Ar galima iš jūsų paimti interviu? Jis, žinokite, kalba lietuviškai šiaip, bet sakė prancūzas ir. Niekas, prancūzai su mum dabar nešneka, susikuklino. Bet užtat lietuviai visokie kitokie šneka. Ar ne? Ponas kaimynas iš Viršuliškių. Čia yra Sofija, mūsų senbuvė. Čia yra Paulius. Čia yra pirmais metais lankosi Kamilė. Čia mūsų senbuviai. Pirmais metais Juozas. Ir ką jūs? Kamilė senbuvė. Ignas antri metai. Ignai, prašom pakelti galvą. Va taip. Karolytė pas mus pirmus metus. Benas taip pat. Adomai. Taip pat Adomas. Evija va ten. Simas kažkaip ypatingai tylus. Ir toliau palauk, kad mes... Ai, Viktutė dar užsižaidė mūsų. Viktutė ir Austėja, mūsų angeliukas pats tyliausias vaikelis. Bet labai švelni miela. Va, dabar jūs pamatėte, kur mes gyvename. Norime perspėti jūs visus, kad mes čia gyvename paskutinius metus, kadangi susiradome naujus namučius. Ir kaip vaikai sulygino, palyginus šitą stovyklą, ten yra 5 žvaigždučių viešbutis. Bet mums čia praleistas laikas buvo gerai, bet mes norim dar geriau. Kur dabar eisit, ką darysit? Eisim pirkti viską. Eisim pinigų išleisti. Eisim pinigų išleisti. Būtent to. Eisim išleisti pinigų į miestą. Bet tai yra nelabai protinga, nes reikia taupyti. Štai mano šventasis žodis. Girdėjote Beno žodį. Dėkojame Benui. Nereikia taškyti. Toliau sekantis reportažas bus iš stovyklos valgyklos ir prie stovyklos valgyklos gražioj teritorijoje. Bye bye.